Šią neilgą kelionę pradėjome nuo Smalvų. Tiksliau, iš Vilmantės ir Sauliaus sodybos esančios prie Smalvo ežero. Labai jiems dėkingi, kad mielai leido pasinaudoti jų sodybą kaip pradiniu ir galutiniu kelionės tašku. Ačiū jiems. Nu ką, galim važiuoti jau turbūt. Dabar be 23. Išvažiuojame iš labai draugiškos sodybos, kur palikom savo mašiną ir pavažinėsim čia kokią savaitukę, gal nepilną, po truputį. Nu ką, tai dabar be 20, be 15, 2. Tai yra 3, kaip išvažiuojam. Dabar nuvažiuosim į Smalvas, paskui Rojus, Rimšė, Raganų sostas tas akmuo, paskui Zarasai. Tai nežinia, kiek čia mes šiandien spėsim nuvažiuoti. Smėlis, ar ne? O, nepersingiau, bėgiau. Tik pradėjau važiuoti ir pirmoji kalniukė tokia solidi. Na žinoma, tai ne kalnai. Tai kalniukė 20 metrų tęsiasi. Ne 15 kilometrų. Važiavom kiek čia mes 2 kilometrus ir Smalvos. Pirmas, nežinau, kaip iš jį vadinsi, miestelis. Miestelis, matyt, nes bažnytėlė tai yra. Bažnytėlė tai yra. Bažnytkaimis. Smalvas pravažiuojam, bažnytėlė užrakinta, kad grįžtant pavyks susukti. Ignalinos rajoną įvažiuojam iš Zarasų rajono. Bet kol kas tai čia toks pasivažinėjimų kelias. Asfaltukas, lengvas, gražus. Tiesą sakant, dar tik vieną tokį nedidelį objektą ir aplankėm Smalvas. Dabar važiuojame į Rimšę. Tai aišku, kažką labai daug pamatyti tikėtis neverta, nes jau dabar yra be 5 minučių 4. Sukam į Rimšę. Oi, kokios dabar vėjas. Kelias į Rojų. Nelabai geras kelias į Rojų. Nelengva. Matai? Ne taip lengva į Rojų papūdus. Tai atsiliekė važiuodama į Rojų. Matyt, nelabai noriu papult. Eik tu. Čia užpakalį atkratysiu. Visa. Užpakalį, bet Rojų būsi. Rojų. Nenoriu šitokį Rojų. Nu, į Rojų, žinai, kaip į Rojų. Į Peklą tai kelias asfaltuotas, į Rojų tai dar reikėjo kalniukus įveikti. Vilnogla. Bet Rojų būsi. Nesikeik, nes Rojų keiktis negali. Aš nesikeikiu. Paskui būsi iš Rojaus išvaryta, kaip Ieva. Eik sau. Ieva. Galėtų ir iš asfaltuoti. Važiuojam, Rojų rasim, va. Matai, jau Rojų mašina stovi. Dabar, žinau, ir Rojų mašina važinėja, pėsti nevaikščioja. Ne. Bet kelias prie pat Rojaus jau asfaltuotas. Labą dieną. Tai kur čia tas Rojus? Čia. Čia jau? Čia toliau muziejus. Va. Va muziejus. O muziejus ir va Rojus, nu. Nu, tik tai. Šventas Petras nepasitinka su raktais. Bet žiūrėk, tam Rojui tai visai kaip žemėj. Viskas labai panašu ir bala. Ir žolytė nupjauta. Čia gal prie medžių reikia remti dviratį? Prie suoliuko atremsi. Aš tai, čia yra 2-3 suoliukai. Rupūžė, kad kanda kažkas. 1890 metais Rojų įsteigė miškininkas, sodininkas, daržininkas, naujų veislių kūrėjas profesorius Adomas Hrebnickis.
gavęs iš uošvių 14 hektarų kalvotos, akmenuotos ir netinkamos žemdirbystei žemės, kuri buvo vadinama Velnynė. Čia ir užveisė didžiulį daugiau kaip 1000 įvairiausių vaismedžių sodą, o vietovę pavadino Rojumi. Vis dėlto likom rojų, nusprendėm, kad mums ne laikas į rojų, dar viskai pagyvensim žemę. Tai važiuojam į Rimšį. Ir ten kokie kilometrai, visi apsinakvoti žiūriukas, jeigu rasim kur tik tai tinkamą vietą, tai kodėlgi ne, mums čia niekas mums nevaro, niekur neskubinam, ką mes čia nuvažiavom dabar 21 km, dar 5-6. Tiek. Sosnovskio barščiai. Rimšiai. Važiavom į pasinių zoną, o aš paso nepasivėliau. Nepagalvojau, kad čia mes kabinsim, tai nežinau. Jeigu neuždarys kuriem kalėjimo, tai bus viskas gerai, o jei uždarys, tai nelabai. Štai Rimšės bažnyčia matosi. Ežeras. Stovykla. Riešės šventųjų vyskupų Stanislovo bažnyčia. 16 amžiaus pradžioje Riešėje pastatyta, o vėliau kelis kartus perstatyta koplyčia. Ši bažnyčia pastatyta tik 1939. Nakvynėje apsistojom prie Ilgių ežero, privačioje pakrantėje. Iš pradžių bandėm kažkiek slapstytis, kad nepamatytų šeimininkai, bet jie vis tiek pamatė. Atėjau, maloniai pasikalbėjom. Visai nepyko, kad pasinaudojom jų pakrantę. Pasiūlė pasinaudoti ir pavėsinę. Ačiū jiems. Garsu negerai. Pasirodė, kad visi surokas. Pats tas. Bet tai sakė, kad išprakaituojam druskam. Išprakaituojam čia tiek pakas. Dabar, kai karštesnės dienos, gal ir to vandens daugiau gersim. Norvegijoje labai mažai gėrėm. Šuntam būna, taip. Galėjau žuvytas. Čia dar. Galėjai. Bet kad mažos, tai galvoju, čia man terliuoti su jom. Susimandražinai. Mažiukės tai daug darbo, mažai kas ten. Mažai kas lieka, ne? Bet tokį final, ta žuvis valyti čia, žvynų čia prikrėsti, neišesni tas. Gal kur rasim vietą, kur nebus taip iščiustyta. Čia žmonės labai maloniai priėmė tik ant šeimų aptešti. Niekam nekalbus, ne. Neaptešim niekam, tai jau nereikia aptešti. Tai aišku. Pavalgėm ir einam ilsėtis. Labdien. Šiandien nuvažiavom 31,1 kilometrų.